Kviečiu tarybos narius užimti vietas, vyksta registracija. Posėdyje dalyvauja 22 tarybos nariai, nedalyvauja 3, kvorumas yra, posėdį tęsėme ir svarstome toliau klausimus. Pranešėjas jau tribūnoje, 10. darbotvarkės klausimas dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 dienos sprendimo numeris 3.115 dėl Prienų rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Tomas Žvirblys. Labadiena visiems. Tai teikiamas tarybos sprendimas pakeisti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 dienos sprendimo, tai 315 patvirtinta Prienų rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą. Tai neįsiplečiant pagrindiniai pakeitimai, kad išskirti atvejai, kada turtą perduoda taryba, kada meras potvarkiu, patikslinti atvejai, kada savivaldybės turtas gali būti išnuomojamas be konkurso, atsiranda trumpalaikės nuomos sutartis, patikslinta turto įtraukimo ir išbraukimo į buhalterinę apskaitą tvarką, bei patikslintos atsargų nurašymo aktų formos. Čia labiausiai gal kilo mums dėl trumpalaikės nuomos, kad poreikis keisti ir pačią tvarką, nes jau turėsim antras pratybas kariuomenės Šilavoto mokykloje. Su panauda mes į tarybą kartais nelabai spėjam, o kariuomeniai tinka būtent nuoma, tai tvirtinamės tokią trumpalaikę nuomą. Bus visiems nauda, tai prašau pritarti. Ačiū pranešėjai. Tarybos nariai norėtų paklausti, pasiūlyti kažką. Nematau. Kviečiu balsuoti ir pritarti sprendimo projektą. Balsuojam. Balsavimas baigėsi, 22 tarybos nariai pritarė sprendimo projektui. 11. darbotvarkės klausimas. Dėl sutikimo perimti Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn nacionalinės žemės tarnybos prie aplinkos ministerijos patikėjimo teise valdomą valstybės turtą. Tomas Žvirblys. Taip, tai nuo ateinančių metų sausio 1 dienos įsigalios naujas Lietuvos Respublikos žemės įstatymas ir kitų susijusių įstatymų redakcijos, pagal kurias savivaldybėms bus perduotos funkcijos žemės valdymo ir naudojimo srityje. Atsižvelgiant į tai gautas nacionalinės žemės tarnybos raštas, kuriuo siūloma Prienų rajono savivaldybei perimti nuosavybėn sprendimo projekte išvardytą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti. Tai yra 2 darbo vietoms užtikrinti baldai su įranga. Priedas pridedamas, tai yra tiesiog baldai ir kompiuteriai. Tai prašau pritarti. Prašom tarybos nariai. Dėl šio sprendimo projekto Algis Marcinkevičius. Sakykit, o ar netikslinga būtų iš karto perimti mums ir tas patalpas, juk jie dirbs pas mus, tai negi mes dabar iš jų nuomosim. Tai... Vakar pasirašėm priėmimo perdavimo aktą patalpų su turto banku. Patalpos jau perimtos. Pereinamum. Dėl mainų turiu galvoje.
Taip, tai klauskite į mikrofoną, jei kas turit klausimų, sakykit, Loreta, prašau. Aš tik dėl archyvo, kur planuojate archyvą, ar ten palikti ir mokėti turto bankui, ir ar paskaičiauti, kiek reikės mokėti? Dar nepaskaičiau, tai kol kas ten ir liks, kai paskaičiuos, tada žinosim sumą ir spręsim. Kiek jie mums paskaičiuos ir mes jiems paskaičiuosim, nes ir jų yra archyvo pas mus, visuomenės sveikatos centre ir šiaip patalpų yra. Tai jeigu jie mus išbrangins, tai ir jiem pabranginsim. Tai turto bankui, taip. Taip, daugiau klausimų nėra. Kviečiu balsuoti ir pritarti sprendimo projektą. Balsavimas baigėsi, 22 tarybos nariai pritarė sprendimo projektui, 1 susilaikė. Sprendimas patvirtintas. Toliau svarstome klausimus. 12 darbotvarkės klausimas dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono Skriaudžių pagrindiniai mokyklai. Taip, tai teikiamas sprendimo projektas perduoti Prienų rajono Skriaudžių pagrindiniai mokyklai, Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teisė priklausantį ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teisė valdoma ilgalaikį materialinį turtą valymo įrenginius. Taip, tai prie kultūros centro Skriaudžių buvo sumontuoti valymo įrenginiai, reikia juos perduoti. Prašau pritarti. Prašom tarybos nariai. Nematau siūlymų, kviečiu balsuoti ir pritarti sprendimo projektui. Balsavimas baigėsi, 23 tarybos nariai balsavo ir pritarė sprendimo projektui. Toliau svarstome klausimus ir 13. Dėl savivaldybei nuosavybės teisė priklausančio nekilnojamo turto nurašymo ir likvidavimo. Tomas Žvirblys. Teikiamas sprendimo projektas nurašyti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teisė priklausantį turtą, esantį Vilniaus gatvėje 5C Jiezno mieste. Tai yra pastatas siurblinė ir pastatas ūkinis pastatas. Abu pastatai yra tikrai avarinės būklės, bet kuriuo momentu tenai kluonė ir įlūž stogas gali, kelia pavojų, tai matyt nuotraukas gal, tai dar nuotraukose tikriausiai truputį gražesni negu realybėje. Ir mūrinis pastatas bus galima iš karto griauti, o mediniam dar reiks padaryti projektą, nes jisai virš 80 kvadratų ir tada griausim. Prašau pritarti. Ačiū. Tarybos nariai, ar turi siūlymų kitokių? Nematau, kviečiu balsuoti ir pritarti sprendimo projektui. Balsavimas baigėsi, 23 tarybos nariai balsavo ir pritarė sprendimo projektui. Toliau svarstome 14 darbotvarkės klausimą dėl uždarosios akcinės bendrovės Prienų šilumos tinklai investicijų plano derinimo. Pranešėjas Tomas Žvirblys. Taip, tai teikiamas sprendimo projektas derinti UAB Prienų šilumos tinklai 2023 metų investicijų planą. Tai plane numatoma Jiezno katilinėje sumontuoti ekonomizerį, lėšos nuosavos šilumos tinklų, paskaičiuota, kad ekonomizerio efektyvumas siektų apie 6%, investicija ekonomizerį sudarytų 11 800 eurų ir atsipirkimas nepilnai 2 metai. Prašau pritarti. Ačiū pranešėjai. Investicija greitai atsiperkanti, tai manau tarybos nariai pritars. Prašau, Egidijus Visockas. Aš atsimenu, kaip mes tą katilinę periminėjom irgi skaičiavom apie ekonomizerį ir apie jo atsipirkimo galimybės ir tada nutarėm ir visi suskaičiavom, kad jis tikrai nevertas
įrenginys tų investicijų. Ar kas pasikeitė? Ar ekonomaizerio markė, ar dūmų sudėtis, kas atsitiko? Matau, direktorius eina prie mikrofono ir jis pakomentuos. Kažkaip nepamenu, kad dėl Jiezno mes ten, dėl Prienų gal, tai buvo skaičiavimai. Čia apie Jiezną dabar. Ir Ne. kainos buvo ten. Ir buvo kainos įskaičiuotos ten. Prašom, Pauliau. Tai jeigu trumpai atsakant, tai turbūt granulių kaina buvo apie 20 eurų tuo metu, gal netgi mažesnė. Ir šiai dienai jinai siekia 50-60 eurų už megavatvalandą. Tai yra atsiperkamumo terminas, jeigu žiūrėti prie 20 eurų kainos ir prie 60 eurų, tai yra reikėtų daryti kart 3. Tai čia būtų 6 metai, jeigu prie tokių kainų atsiperkamumas, o dabar yra 2 metai. Ir vienas iš dalykų yra aplinkosauga. Tai jeigu mes metam per kaminą 170 laipsnių temperatūrą, tai mesim 120 gal netgi ir mažesnę temperatūrą ir išnaudosim tą temperatūrą grįžtamo termofikatoj pašildymui. Ačiū. Manau, atsakė Paulius, jeigu Egidijus akį primerkė. Loreta, prašau. Tik tai, ar tikrai, Pauliau, 2 metai, nes pusė sezonų jis nenaudojamas bus, ar tikrai planuojat, kad jis per tuos... Tai tam mūsų aprašyme ir yra paskaičiuota būtent tiek megavatų, kiek mes sugeneruojam šilumos ir man 6%, jau čia pesimistinių variantų įmam 6%, tai būtų apie 112 turbūt megavatų vien tik tai iš dūmų temperatūros mes sugeneruotumėm šilumos. Bet mes dar įrengiam ir skaitiklį būtent prieš ir už ekonomaizerio. Ir jeigu bus įdomu, galėsim tiksliai pasakyti, kiek ekonomaizeris pagamino būtent kiek šilumos buvo pagaminta būtent iš ekonomaizerio. Ačiū. Algis Marcinkevičius, prašau. Nekartą turbūt ir su taryba, ir su visais vadovais esam sutarę, kad visos investicijos geriausios, kurios yra atsiperkančios. Tai ir gal teisingai kalba ir Paulius, ir viskas čia gerai, bet tam, kad patikėti ir kad pačiam tikėti, aš vis tik siūlyčiau tokius sprendimus prieš priimant tokius sprendimus turėti ekspertų kažkokias išvadas, specialistų, kurie supranta, išmano ir gal net ir atsako už investicijos pasiteisinimą. Dabargi mes kalbam tik tai apie tai, kad taupys, bus, žinom, matėm charakteristikas, bet mano siūlymas ateityje, čia nėra didelė investicija, bet ateityje tokias investicijas reikėtų pagrįsti ekspertų išvadom. Radvilavičius, prašau. Aš siūlyčiau pritarti, kadangi atkreipkite dėmesį, kad šilumos tinklai daro iš savo lėšų. Tai manau, kad čia rizika jie patys iš savo lėšų daro ir jie pasiskaičiavę yra, kadangi patys daugiausiai rizikuoja. Taip, aš irgi siūlyčiau pritarti, 2 metai tai čia, kaip čia, idealus atsipirkimas, mesgi svarstom, jeigu ir 10 metų atsipirkimas, tai ir tai galima pritarti dėl žalio kurso, dėl šio laikino. Aš dar labai trumpai pridursiu, gal pridėsiu, jeigu pernai metais mes padarėm investicijas į Balbieriškio katilinę, tai turėjom apie 33% gamybos pajėgumų taupimo, kas yra iš kuro ir panašiai. Tai tos investicijos rodo skaičiai, rodo faktai ir skaičiai rodo, kad tos investicijos grįžta ir kuria vertę. O aš gal dar pridurčiau, kad ar ekspertas, ar prognozuotoją pasamdysim, labai sunku pas mus prognozuoti. Čia priklausys ir nuo politikos, va kaip Paulius sako, nuo kainos energetikos išteklių. Tai čia tiesiog geriausias atsakymas bus, kai skaitikliai parodys ir mums pateiks tą informaciją. Tai manyčiau, kad reiktų patikėti. Prašau, gal galim balsuoti? Balsuojam. Balsavimas baigėsi, 21 tarybos narys balsavo ir pritarė sprendimo projektui, 2 susilaikė.
15 darbotvarkės klausimas dėl Prienų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros iki 2030 metų veiksmų plano patvirtinimo. Pristato Tomas Žiriblys. Man minėjo, kad ir rengėjai Yra. yra, rengėjas. jeigu bus. Jeigu bus Tai klausimų. dabar dar nereikia, tiesiog pabūkit savo vietoj. Taip, prašau, Tomai. Taip, tai šiuos sprendimus siekiame patvirtinti Prienų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros iki 2030 metų veiksmų planą. Plane nustatyti elektros energijos, šilumos ir vėsumos energijos, transporto sektorių tikslai ir bendrieji planiniai metiniai rodikliai atsinaujinančių išteklių dalies didinimo priemonės ir informavimo priemonės. Planas buvo parengtas viešosios įstaigos mokslinių ir taikomųjų projektų centras. Jis kainavo ten apie 11 600 ir planas yra suderintas su energetikos ministerija. Planas nemažos apimties, jeigu skaitėte. Dabar tik tai per komitetus pradėjome mes diskutuoti ir pasigėdome keletą pastatų. Tai galbūt aš galiu dabar tiesiog įvardinti juos, kuriuose puslapiuose ir paskui kaip planas bus įdėtas, kad tie pastatai atsirastų. Tai 31 puslapyje prie Saulės elektrinės įrengimo praktinį potencialą turinčių gyvenamųjų pastatų sąrašą papildome Debesų gatvė 26 Pociūnų kaime. Taip pat prie Saulės elektrinės įrengimų praktinį potencialą turinčių savivaldybės administracijos valdomų negyvenamųjų pastatų sąrašą papildyti norime pastatas lėktuvų remonto dirbtuvės Debesų 22A, pastatas Padangių gatvė 10 Pociūnų kaime ir pastatas Sklandytojų gatvė 1 Pociūnų kaime. Bei 54 puslapyje ištaisyti klaidą, kad elektromobilių įkrovimo prieigos Pociūno aerodrome Sklandytojų gatvėje 10, o buvo 7, suklysta. Tai va tiek tada prašau patvirtinti su mano pasiūlytom pastabom, o jeigu klausimų yra įrengėjas, galite klausti. Prašau, matau, Jovydas Juocevičius kelia ranką. Aš tik patikslinkit, tų namelių Debesų gatvėje minėjot ant 5 ar ant 6 stogų? Tai va dabar 6 įrašo. 6. Taip. Viskas. Ačiū. Tai ten bus strateginis objektas, tai neleis galbūt. Ar girdėjo Jovydas? Sakau, ten bus strateginis valstybės objektas ir neleis statybų. Ten bus papildomi derinimai. Taip, Jonas Vilionis, prašau. Aš noriu paklausti, o kiek tų bus tų įkrovimų stotelių, kiek čia mieste ir rajone, kiek jų bus, kur su akumuliatoriais? Mes plane nusimatę berods dabar 10 numatyta, bet jau privatus dabar, jau žinau, atėjo derinimas ir prie Turgaus planuoja, tada link Marijampolės, kur Cepelinai yra kavinė, tada išlaužė prie parduotuvės, tada Prienuose Paprieniai, jau dabar dūzgia tos stotelės, privatus asmenys, manau, čia tuoj pradės statytis. Savivaldybėje nieko nereiks, o žmonėm mokėti kraujantis už elektrą. Jei savo kieme pasidarysi, tai už elektrą ir susimokėsi. Taip, prašau, gal rengėjo, kas nori paklausti? Algis Marcinkevičius. Aš nerengėjo, gal paklausiu, tik tai norėčiau, kad po šio dokumento prieimimo jisai būtų ir viešinamas, ir ypatingai perduodamas mūsų įstaigom, kurios tikrai rastų čia labai naudingos informacijos. Ir dar labai noriu pasidžiaugti, kad labai gera kaina, padarytas darbas geras. Tai ačiū tiem, kurie nupirko gerai, ir rengėjams, kurie parengė. Ačiū už pasakymą. Tikrai ir daug informacijos yra geros pasiskaitimui, tai naudingos. Taip kad gerai nešnekėkit tarpusavėje, aš kol kas suteiksiu žodį. Taip, kas daugiau nori paklausti? Nėra. Kviečiu balsuoti ir pritarti sprendimo projektui.
su pranešėjo pateiktom pastabom, pakeitimais. Dvidešimt 22 tarybos nariai balsavo ir pritarė sprendimo projektui. 16 darbotvarkės klausimas dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teisė priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos. Tomas Žvirblys. Teikiamas sprendimo projektas išnuomoti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teisė priklausantį ilgalaikį materialį turtą. Nurodyta sprendimo projekto pirmame priede šilumos gamybos ir tiekimo veiklai vykdyti. Tai yra Išlaužo mokyklos katilinį ir Stakliškių gimnazijos katilinį. Patvirtinus sprendimą būtų užtikrinta, kad išnuomojus ilgalaikį materialį turtą katilinę su įranga pastatų valdytojai gautų šilumos gamybos ir tiekimo paslaugas. Taip, tai siūlomi išnuomoti, dabar ten dėl kainų tik tai. Tai jau komitetai pristatė savo siūlymus pamažinti kainą, o tarybos nariai, jeigu turės siūlymų kažkokių pastabų, tiesiog pasiruošę padiskutuoti. Čia yra ir direktorius. Prašom. Algis Marcinkevičius. Man tai šiek tiek trūksta nuoseklumo. Jeigu mes į Skriaudžių mokyklą perduodame valymo įrenginius, bet neperdodame jų Prienų vandenim, tai kodėl čia šilumos tinklam perduodame katilinės? Tai susitarkim, kad jau jeigu institucija vykdo tą veiklą, tai tvarkoja, atiduokime tada ir valymo įrenginius Prienų vandenim, kad jie administruotų, jeigu jau viską perduodam. O dabar šitoje vietoje dėl kainos, tai aš manau, kad jinai komitetuose siūlyta turbūt koalicijos yra per žema, nes įsivaizduokim, kad jeigu už tokią kainą ateis privatus kažkoks šilumos tiekėjas, tai mes labai gausime mažas pajamas. Ir ko labiausiai aš pasigėdau, tai apie turto vertės gražinimą. Reiškia, jisai gali po 2 metų, nesvarbu kas beįsinuomotų, gražinti, padaręs tik tai einamą į remontą, tokį, kaip jam atrodys. Vietoj to, kad, tarkim, pakeisti detalės, gali pavirinti, paklijuoti ir po 2 metų atiduoti nenaudojimą. Tai aš siūlau šitą klausimą atidėti dėl to, kad nėra tvarkos, kuri apspręstų apie turto gražinimo būklę. Yra 2.2 punktas, jeigu skaityti, kad nuomininkas įsipareigoja savo lėšomis atlikti nuomojamų turto patalpų ir šilumos gamybos įrenginių remontą, užtikrinti, kad turtas per visą sutarties laikotarpį būtų tinkama šilumos gamybos ir tiekimo veiklai vykdyti. Ne, aš tomai klausiau apie gražinamo turto būklę. To nėra. Tai čia požiūrių klausimas, taip. Kiekvienas skirtingai supranta. Šiaip mes esam priėmę tokius sprendimus, jeigu pamena Algis, ir patys inicijavom ir galvojam, kad teisinga nesukelti kainos šilumos tinklam, tuo tarpu, kai jie negali net į kainą įsiskaičiuoti tų įrengimų. O ateičiai tie įrengimai bus įvertinti turto vertintojų ir manau per įstatinį kapitalą atiduosim savo įmoniai, kurie prižiūrės, kurie atnaujins ir tada galės pilnavertiškai aptarnauti. Ir dėl vandenų tai bus irgi sekantis etapas, irgi bus tas padaryta. Nes turim ir lietaus sistemas, turim perduoti vandenim ir ateis ir nuotėkų valymo įrenginių perduoti. Visus surinksim čia, tą Algio klausimą aš irgi norėjau užduoti, man atrodo, kad logiška, kai įmonė, kuri gilinasi, dirba tą linkme, kad ją ir atiduotumėm tą turtą. Ne, vieno įrenginio įstatinio kapitalų per didelis tiesiog laikas ir sąnaudos reikia surinkti visą bendrą ir vienu paketu. Vienu paketu, taip. Taip, Loreta, prašau. Aš tai ir komitete klausiau Tomo, tai dabar kaip ir kalbam, kad atiduodam šilumos tinklam, bet mes čia kalbam sprendimų, kurio projektas visiškai apie nuomą, tai jau mes galimai žinom laimėtoją. Mes nesakom, kad atiduodam. Bet va dabar komentavot visi, kad šilumos perduodam tinklam. Ir tada kitas, kodėl iš karto neperduodam, o dar apžaidžiam šitą žaidimą. Sakiau, Loreta, reikia įvertinimo, reikia užtrukti. Mes turim 20 katilinių, visas 20 vieno paketo.
Bet jūs komentavo dabar visi, kad neva jau šilumos tinklai taip perka. Bus konkursas, aš ir per komitetą sakiau, neklaidinkit. Bet dabar komentarai buvo kitokie, Nieks kad taip galimai jau šilumos tinklam bus lengviau administruoti, daryti. Nu, toks įdomus. O jūs čia prieš mūsų savivaldybės įmonę? Aš tai ne prieš, tik tai dėl kitų dalykų. Panevėžio Įstatymo energijai mes siūlysite, negalim kam? žinot laimėtojų, o jūs jau tarsi... Ne, tai mes to nesakom, bet aš manau, kad ir mūsų įmonė suinteresuota ir dalyvaus. Aš tikrai ne prieš tą Ir- įmonę, tik tai procedūriškai šiek tiek kalba tokia įdomi kreipia. Dar nieks nenuginčijo viešųjų pirkimų tikriausiai skaidrumu. Taip, galim balsuoti. Prašau, buvo Tai siūlymas dėl atidėjimo. gerai, atidėjimas buvo teisingai, tai dėl jo reiktų pirmiausia balsuoti, bet aš argumentuosiu ir būtų blogas sprendimas, nes šildymo sezonas čia pat ir negali mėtytis. Tai tikrai siūlyčiau nepritarti, bet procedūrą atliksim. Tai pirmiausia balsuosim dėl atidėjimo. O gal atsiima siūlytojai, ar pasilieka? Algis. Aš neatsijimu dėl to, kad merė jūsų argumentas, kad šildymo sezonas čia pat, tai tikrai nėra geras, nes iki šiol tos mokyklos puikiai šildėsi ir pakankamai gera kaina ir viskas ten buvo gerai, tai čia ne argumentas. O dėl tos tvarkos aš iš principo pritariu, bet nepritariu dėl to, kad nėra dėl turto vertės gražinimo. Tik dėl to. Aš galiu tik pridurti, šildymo sistemos yra sudėtingi mechanizmai ir kai jos tik tai naujai padarytos, keletą metų funkcionuoja ir garantinis laikas, tai viskas gerai visiems. Bet kai prasideda tolesni remontai, reikia priežiūros, tai mokyklos neturi tų specialistų ir tikrai turi dirbti profesionalai šitoj vietoj. Genrikas, prašau. Aš noriu gerbiamam Algiui oponuoti truputį, kadangi mes jau turėjom tų eksperimentų per istoriją savivaldybės, prisimenat, kai buvom atidavę Trakų įmoniai šiluminius tinklus ir kokios pasekmės buvo, kaip svetimi valdė, kaip mūsų šilumos kaina buvo pati didžiausia Lietuvoje, Prienų savivaldybėje. Todėl sakyčiau, kad reiktų vis dėlto galvoti, kad vis tiek sava įmonė yra labiau prie širdies. Gerai, tai manau argumentų pakanka. Cezaras dar Pacevičius, prašau. O vis tik tai, kodėl nesuteikiam tokias galimybės, kad mokyklos sudarytų sutartį betarpiai su šilumos tinklais ir tas žaidimas baigtųsi. Turtas tai mūsų. Nu tai jo lab mūsų. Niekai. Ir mokyklos turtas. Šiai dienai jis perduotas mokyklai. Ne mokyklos turtas, savivaldybės turtas. Savivaldybė suteikia mokyklai, taip pat gali ir paskelbti nuomą. Taip, kad... Tai čia pakaktų tik savivaldybės sutikimo, manau. Ne, tai reikia formos kitokios, man atrodo, ir čia jau kitas sprendimas. Prašau, kaip dabar Artūras. balsuoja? Tai dabar balsuosim pirmiausia dėl atidėjimo, kadangi pagal procedūras tą turim padaryti. Tai pasiruošiam balsavimą ir balsuojam. Balsavimas baigėsi. Už atidėjimą 6, nepritarė 16. Atidėjimui nepritarta. Dabar kitas balsavimas bus kaip sprendimo projekte su pataisimais komitetų. Siūlant kainą, patikslinkit gal komitetai. 15 eurų 1 kvadratinis metras. Ne. Už Mėnesį, įrangą. atsiprašau, už vienas mėnuo. Už įrangą per mėnesį. Kiekvienos katilinės atskirai. Taip, kiekvienos katilinės. Tai čia dviejų turim galvoti, Stakliškių gimnazijos ir Išlaužo pagrindinės mokyklos. Taip, tai balsavimas bus. Ar dėl balsavimo kažką? Algis, prašau. Dėl to pasiūlymo, kodėl 15 eurų? Nu, toks pasiūlymas. Bet šiaip, neskaičiuota nieko, tik tiesiog. Aš kaip sakiau, mes turėjom pavyzdžių, Šilovoto, man atrodo, seniūnijos katilinę buvom išnuomavę už 5. Tai čia didesnė apimtis ir galvojom, kad turėtų būti brangiau. Tai va tokie argumentai. Taip,
Tai balsuojam su komiteto pasiūlymu įrangos nuoma 15 eurų per mėnesį. Balsuojam. O nuoma bus, jeigu konkursas didelis, manau, kad vis tiek pasiūlys didesnę kainą. Į didžiausią pasiūlys šilumos tinklai. 16 pritarė, 4 nepritarė, 2 susilaikė, sprendimas priimtas. Prašau, ar ką nors dar turit pridurti, Loreta? Gerai, tai nešnekėkit garsiai, svarstom toliau klausimus ir svarstom 17 klausimą dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023 metų gegužės 25 dienos sprendimo numeris T3.127 dėl Prienų rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pristato Džiuginta Mikalauskienė. Labadiena visiems. Teikiamas tas pareigas, parengties pareigūno. Jei išgirsit, dabar deleguota mums tokia funkcija yra valstybės ir privalom ją įsteigti. Tai yra valstybė deleguota funkcija. Ar taip, Džiuginta? taip, civilinė sauga, mobilizacija ir gaisrinė sauga. Taip. Tai prašom. Teikiamas sprendimų projektas dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 dienos sprendimo numeris T3.127 dėl Prienų rajono savivaldybės merų rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Projektu siekiama patikslinti lėšų gavimo subjektų kategorijas ir jų teisės gauti lėšas apraše nurodytiems tikslams, sukonkretinti, kokius dokumentus turi pateikti savivaldybės administracija siekdama gauti lėšas apraše nurodytiems tikslams, bei sukurti teisinį reglamentavimą, leidžiantį metų pabaigoje nepanaudotas rezervo lėšas, kaip netekusiuosius paskirties asignavimus per metus skirstyti bendroms biudžeto reikmėms, savivaldybės tarybos sprendimu tikslinant savivaldybės biudžetą. Tokie pakeitimai pagrindiniai. Kviečiu pritarti projektui. Ačiū pranešėjai, tarybos nariai. Algis Marcinkevičius. Norėjau tik pasitikslinti, tai gyventojai kreipiasi, pateikia tas pažymas ir meras vienasmeniškai skiria arba neskiria. Taip? Ne, yra komisija. Komisija. Supratau. Ačiū. Taip, kas dar norėtų paklausti, nematau norinčių, kviečiu balsuoti ir pritarti sprendimo projektą. Du tarybos nariai balsavo ir pritarė sprendimo projektui. Ačiū. Ačiū pranešėjai. Svarstome 18 darbotvarkės klausimą. Rita turėtų nusišalinti. Dėl atstovo delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą. Virginijus Lauta. Labadiena visiems. Kauno teritorinė ligonių kasa kreipėsi į Prienų rajono savivaldybės tarybą dėl stebėtojų atstovų delegavimui į stebėtojų tarybą. Stebėtojų tarybą Kauno teritorinės ligonių kasos sudaro sveikatos saugos atstovas, valstybinės ligonių kasos ir kiekvienos aptarnaujamos teritorijos savivaldybės tarybos narys arba narė. Sprendimo projektą siūloma deleguoti sveikatos komiteto pirmininkė tarybos narė Rita Keturakienė. Prašom, tarybos nariai. Turit pastabų, siūlymų, nematau, kviečiu balsuoti ir pritarti sprendimo projektą. Balsavimas baigėsi, 20 tarybos narių pritarė, 1 susilaikė, sprendimui pritarta.
Ačiū. Virginijui. 19 darbotvarkės klausimas dėl prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Sandra Mekionienė. Labą dieną visiems. Priėmus šį sprendimo projektą bus patvirtintas prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, kurio bus reglamentuotas prevencinių socialinių paslaugų teikimas Prienų rajono savivaldybės gyventojams. Kaip žinia, nuo 23 metų sausio 1 dienos socialinių paslaugų katalogė atsirado nauja socialinių paslaugų rūšis, tai yra prevenciniai socialinės paslaugos. Jų tikslas yra padėti asmeniui, šeimai ir bendruomenė išvengti galimų socialinių problemų, socialinės rizikos atsiradimo, sudaryti sąlygas asmeniui ugdyti gebėjimus, savarankiškai spręsti socialinės problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomenė, taip pat padėti didinti socialinę įtrauktį. Tai prašau dar tarybos narių atkreipti dėmesį į aprašą ir noriu patikslinti aprašo 11 punktą. Tai yra 11 punkte po žodžių socialinės paslaugas teikiančiai įstaigai pridėti tokius žodžius ir apie tai informuoti savivaldybės administraciją. Ir 12 ir 13 punktą sujungti į vieną ir palikti 12 punktą, o 13 punktą apie prevencinės socialinės paslaugas ir jų organizavimą parašyti tokį. Prevencinės socialinės paslaugas organizuojant ir teikianti įstaiga renka, sistemina ir analizuoja duomenis apie gyventojas teikiamas prevencinės ir kitas socialinės paslaugas, periodiškai, nerečiau kaip kartą per 2 metus atlieka apklausas, kuriomis siekiame įvertinti teikiamų paslaugų kokybę ir teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui, toliau skyrius, dėl šių paslaugų tobulinimo, kokybės gerinimo, paslaugų plėtros. Visi šitie duomenys būtų reikalingi sudarinėjant mums socialinių paslaugų planą. Tai tokie pakeitimai apraše būtų. Tai prašau tarybos narių pritarti sprendimo projektui. Prašom, tarybos nariai Algis Marcinkevičius. Mano supratimu, tai labai reikalinga paslauga ir labai džiaugiuosi, kad tokia atsiranda. Ir vedėja gerai buvo pasiruošęs, pristatė komitete, viskas gerai, tik siūliau keletą, kaip čia pasiūlymų keletą teikiau, bet padiskutuokim ir visi kartu. Aš pasigėdau, kad nėra apraše, kas priima sprendimą dėl šių paslaugų teikimo. Konkrečiai nėra nurodyta, ar tai įstaiga, ar tai asmuo, ar tai kažkokia komisija. Šito pasigėdau ir dar pasigėdau, kad tokias paslaugas galėtų teikti ir nevyriausybinės organizacijos. Tai mano buvo 2 siūlymai, o šiaip labai labai geras aprašas ir labai reikalinga paslauga. Aš už. Tai dabar, palaukit, pirmą pamiršau klausimą. Nuo komplimentų užsiliuliavo Sandra. Matot, kaip moteris gali paveikti. Pamiršau pirmą klausimą. Kas priima sprendimą dėl šių paslaugų teikimo? Tai kaip ir komitete minėjau, tai sprendimą priima socialinis darbuotojas, kuris kaip socialinis darbuotojas, tai ir jis nukreipia tą žmogų, kokią paslaugą jo manymų atlikdamas, vertindamas socialinių paslaugų poreikį, kokia paslauga jam reikalinga. Tai yra, ar tai psichologo pagalba, ar tai darba, ar tai jaunimo erdvėje kažkoks darbas. Tiesiog yra atliekamas socialinio darbuotojo paslaugų vertinimas ir jis nukreipiamas tai paslaugai gauti. Taip, manau, patiko Algiui diskutuoti su Sandra. O dabar dėl nevyriausybinių organizacijų, tai... Opozicijos valandoj galėsit pratęsti. O dėl nevyriausybinių organizacijų, tai ką norėjau pasakyti, šitas prevencinės paslaugas teikiant yra reikalingas kvalifikuotas socialinis darbuotojas, kuris įvertintų socialinių paslaugų poreikį. Ir kaip žinia, katalogė šita paslauga susideda iš keletų dalykų.
Tai yra iš kompleksinių paslaugų, tai yra iš atviro darbo su jaunimu ir taip toliau. Šiai dienai kompleksinės paslaugas pas mus kartu su bendruomeniais šeimos nariais kaip projektą vykdo socialinių paslaugų centras, kur taryba davusi sprendimą šitas pareigas vykdyti paslaugų centrui. Dėl to socialinių paslaugų centras ir šitas paslaugas teikia. Bet nevyriausybinės organizacijos lygiai taip pat gali įsitraukti iš tos paslaugos teikimą, ieškodamos potencialių socialinių paslaugų gavėjų. Tai tų asmenų, kurie patiria tam tikrus sunkumus, dėl veiklų gali užmegzti ryšį su pasirinktos grupės asmenių, gali informuoti tą patį socialinių paslaugų centrą. Tai jos nuo šitos veiklos niekur netribotos ir nedingsta. Gerai, ačiū. Kas dar norėtų Sandrai komplimentų? Loreta, prašau. Nu, aš gal neturiu komplimentų, bet iš tiesų geras aprašas, aš tik dėl to pačio sprendimo. Na, iš tikrųjų, jeigu klientas nebus patenkintas socialinių darbuotojų teikiamų tuo paskirimu paslaugos ir jis kažkur skūsis, kas neša atsakomybę, jeigu nežinom, kas sprendimų priėmėjas. Dėl prevencinių paslaugų gali kreiptis į merą, tada meras Bet čia suprantat, išsišaukia rizika kita. Jeigu bus konfliktinė situacija, nėra kas jį atsakomybę. Yra pildomi ten prie to aprašo, yra pildomi tam tikri žurnalai ir tam tikros formos. Jei klientas atsisako, jei klientas nenori, jei klientas... Sandra, viskas tvarkoja. Ačiū, gal jūs padiskutuosim, paskui negaiškim laiko, šitą aprašas neblogas, bet iš tiesų... Tikrai, negaiškim laiko. Taip, dar manau dėl socialinės srities diskutuosiu. Prašau, daugiau klausimų nėra, kviečiu. Tai nežinau, kaip su tais pasiūlymais. Sprendimo projektą su pakeitimais, aš ten, kur įvardinau tuos... Taip, tai balsuojam kaip sprendimo projekte su pranešėjos pateiktais pakeitimais. Jo. Jei liks balsų, balsuosim dėl Algio. Aš taip irgi nenuogastauju. Tai prašom balsuoti. Taip. Su pranešėjos pateiktais patikslinimais ir papildymais. Taip, balsuojam. Neištraukinėkit kortelių balsavimo metu. Balsuojam. Penkiolika taip, susilaikė 5, nebalsavo 1. Sprendimo projektui pritarta. Ačiū. Ačiū. Toliau svarstome klausimus. 20. Laukiu ekrane. Taip, 20. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo. Sandra Mekioninė. Taip parengtas toks sprendimo projektas, yra parduodamas gyventojai, kuri išgyvenusi daugiau kaip 5 metus savivaldybės būste, yra parduodamas 3 kambarių butas, 85,07 kvadratinių metrų, esantis Mažoji gatvė 4, butas 2, Skriaudžių kaime Veiverių seniūnijoje. Jis yra įvertintas vertintojų 14 200 eurų. Sveikatos komitete buvo paprašyta nuotraukų, aš tas nuotraukas persiunčiau to būsto visiems tarybos nariams pagal išvertinimo anketos. Tai tiesiog prašau priimti kažkokį sprendimą. Ačiū pranešėjai, iš ties šitas sprendimas ir mums koalicijoje daug kėlė klausimų. Šiaip patarimas rengėjams visada nuotraukas sukelt tokio turto, Būtinai. kad tarybos nariai plačiau matytų vietovę, kur yra. Ir prašymas, kad užsakant vertinimą dalyvautų mūsų darbuotojai visada. Taip, šitą užfiksuokit ir visam laikui, nes pastoviai ginčai kyla dėl kaino, žinot. Tai va, prašom tarybos nariai. Nėra klausimų, tada kviečiu balsuoti ir pritarti sprendimo projektui. Taip, pavyzdys, kai padiskutuoja ir paskui taryboje jau mažiau klausimų.
20 tarybos narių pritarė, 1 nebalsavo, sprendimui pritarta. 21 darbotvarkės klausimas dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų nuomos rinkos kaina. Sandra Mekionienė. Taip. Tai prašau tarybos narių leisti sprendimo projekte nurodytiems socialinių būstų nuomininkams nuomojimus socialinius būstus nuomotis kaip savivaldybės būstus rinkos kaina. Dėl to, kad būsto nuomininkai pagal gyventojų turto deklaravimo įstatymą privalo deklaruoti savo turimą turtą, įskaitant ir pajamas, ir jeigu viršė normatyvą, tada jau nebe socialinis būstas, o savivaldybės būstas. Šiems nurodytams būstams ir išvardintiems savininkams taikytumėm 1,2 koeficientą, tai yra kaina nuo socialinio būsto, jam padidėtų apie 20%. Tai yra, galėčiau pasakyti ir skaičiais, pirmam būstui buvo 14,43, dabar būtų 17,32, antram būstui buvo 33,68, o būtų, palaukite jūs, būtų 33,68, trečiam būstui buvo 20, antram buvo 28,07, būtų 33,68, trečiam būstui buvo 24,67, būtų 29,60 ir ketvirtam buvo 21,16 kaip socialiniam, su padidėjimu būtų 25,39. Bet Taip, prašau. Mano pastebėjimas, gal jau reikia ir tas nuomos kainas pažiūrėti. Koeficientus? Skaitė turbūt kokios kainos dabar nuomos. Jo, skaitėm nuomos Kaip kainas. Prienuose būto kaina 400 eurų. Nu, aišku, nuo būsto priklauso. Bet jo, nu, čia diskutuotinas irgi turbūt klausimas dėl to, kad Ateičiai reikėtų padiskutuoti mums ir... Mūsų gavėjai iš tų būstų yra irgi labai tokie asmenys, kad ne visi įstengia turbūt ir už socialinį būstą sumokėti. Bet diskutuoti galima, diskutuotinas klausimas. Taip, prašom daugiau tarybos nariai. Loreta. Kadangi ir meras šį ateitį žiūri, tai iš irgi dabar Užibūrio gimnazijos bendrabutis planuojamas, kaip atimam iš dabar gimnazijos, ar jis bus socialinis ar savivaldybės būstas? Socialinis būstas, nes galėsim pretenduoti tiksliau į paramą europinę, kurios bus socialinių būstų įrengimui, tą pabandysim ir padaryti. Turbūt dar neužteks vieną, tai ir renovacija. Ja. Ir dar žiūrim, turbūt šito objekto neužteks, dar reikės papildomai kažką įtraukti. Nes ten kalba apie tikslinės grupės, jeigu tam projekte dalyvautų daugiavaikiai šeimos ir neįgalūs asmenys. Kaip? Nu, vis tiek ten negalės amžinai gyventi, tai yra kažkoks... Jie jau įsidarbina, adaptuojasi mūsų žmonės jau aplinkoje. galėtų jiem būti pritaikytos ir kitų, kaip kitiems žmonėms. Jie galėtų pilnai nuomotis, kaip ir kiti žmonės pas mus tą daro, nuomotis būstus. Taip. Nėra daugiau klausimų. Tada kviečiu balsuoti ir pritarti sprendimo projektui. Balsavimas baigėsi, 20 tarybos narių balsavo ir pritarė, 1 nebalsavo, sprendimui pritarta. 22 darbotvarkės klausimas, kas čia juokingo, pasidalinkim. Taip, dėl pritarimo projektui Prienų rajono Veiverių kadastrinės vietovės dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija. Aušra Tamošiūnienė pristatys. Labadiena visiems. Yra parengtas sprendimo projektas, atsižvelgiant į tai, kad nacionalinė mokėjimo agentūra planuoja surinkti paraiškas investicijoms į melioracijos sistemas, todėl ir buvo parengtas sprendimo projektas. Šį kartą noriu pasakyti, kad padidėjo indėlis savivaldybės, dabar bus reikalinga prisidėti 35%, o vieta parinkta atsižvelgiant į daugiausiai ūkininkų prašymų. Siūlau pritarti.
Taip, prašom, tarybos nariai. Matau, Loreta pirmoji pakėlė ranką. Gerai, aš sužiūrėjau. Gerai, aš noriu paklausti, dabar mes čia jau ne vienas yra projektas, jie vyksta, vis tie projektai dėl atrankos kriterijų. Jūs dabar paminėjau tik vieną ūkininkų prašymą, nes aš manau, siūlymas gal būtų pasidaryti tokį eiliškumą, aptarti su seniūnijų seniūnais ir įsivardinti aiškius kriterijus tokių atrankų į projektą, nes, taip tik, kad į ūkininkų prašymus, tai gal tada kitos seniūnių iš vis kiti ūkininkai dar daugiau prirašys. Rengiant paraišką yra žymiai daugiau tų kriterijų, tiesiog aš neįvardinau. Yra ir nusidėvėjimas melioracijos įrenginių, yra ir kiek mes griovių pasirinksim, kadangi mes dalyvaujam visuose šaukimuose, tai praktiškai visas rajonas jau vieną kartą praėjo tie mūsų vadinami europiniai projektai, dabar irgi nepaslaptis Stakliškėse vyksta ir laukiam, kada atsiras sistemose jau ir Šilavotė, o prašymų, manyčiau, kad į prašymų atsižvelgimas yra pagrindinis toksai kaip lakmuso popierėlis. Mes labiausia matom, iš kurios vietos ateina ūkininkai ir turi problemų didžiausių. Aišku, galime ir jūsų pastabas atsižvelgti. Manau, teisingas pasiūlymas, tam krašte stipriausi ūkininkai, geriausios žemės, tai ten reiktų ir tuos projektus daryti, o kitose vietovėse jau reikės pelkes atstatinėti, tai manau, kad jau pasibaigs tie projektai. Taip, gal galim balsuoti. Algis dar, prašau. O dabar sakykit, kai vertinot pateikimą tarybai, kažkokia komisija buvo? Taip, buvo komisija, taip, melioracijos lėšom finansuojamų objektų parinkimo komisija. Mes viską išnagrinėjom, tiesiog kiekvieno aprašymą peržiūrėjom, įvertinom situaciją visą rajone, koks vaizdas pas mus, kur didžiausios problemos. Ir atsižvelgiant į komisijos sprendimą, teikiam šitą sprendimą. O gal galit pasakyti, kas komisijoje to? Galiu pasakyti, pirmininkė Jūratė Zailskienė, pavaduotoja Jūratė Mickevičienė, aš dalyvauju, žemės ūkio specialistai du iš mūsų skyriaus, tai Rutkevičius ir Karosevičienė, iš statybos skyriaus Raminta Baranauskienė, iš architektūros skyriaus Lina Simanaitis. Ačiū. Specialistų. Taip, daugiau klausimų. Cezaras Pacevičius. O sakykit, kodėl nekviečiam ūkininkų sąjungos atstovų į tą komisiją? Kažkaip tai praeitą kadenciją kviesdavom ir jie... Suinteresuoti asmenys. Čia ministro pavyzdžių nušalinam, kad interesų nebūtų. Nes čia juokauju, aišku. Dabar tos komisijos dažniausia sudaromos į savivaldybės atstovų, o jie vis tiek pasikviečia bet kada, jeigu kažkas paaiškėja, informacijos trūksta ar ne. Taip. Vadinkim, ir šitas projektas, jisai bus parinktas, bus vykdomi pirkimai, nupirksim, kas darys tyrinėjimus ir aš manyčiau, tikrai mes neapsieisim be pačių ūkininkų, nes kadangi reikės gamtos sauginių reikalavimų, yra net ir galimybė bus ir patiem ūkininkam darytis, tai tikrai informaciją skleisim, nes tiesiog tai net ir prioritetų balų galima gauti daugiau. Aš dar sugeneravau iš jūsų atsakymų dabar Aušra klausimą. Jūs sakėt, kreipsitės, kviesime, tai komisijos nuostatos yra, kad gali ūkininkai siūlymus teikti ir kaip kviestiniai dalyvauti ar ne? Taip, yra reglamentuota. Yra procedūra prašyta, kad jie gali. Ačiū. Prašom, daugiau klausimų. Jau nematau. Tada kviečiu balsuoti ir pritarti sprendimo projektą. Balsavimas baigėsi, 21 tarybos narys balsavo ir pritarė sprendimo projektui. Na ir svarstome mano duomenimis paskutinį darbotvarkės klausimą dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo. Pristato Dalia Joneliūnienė. Sprendimo projektas yra parengtas atsiradus poreikiui suteikti adresą konkrečiam objektui. Tai mūsų skyrius tą nuolat daro, kad suteikia adresus, rengia mero potvarkius. Ir šiuo sprendimo projektu yra siūloma pakeisti Jiezno seniūnijos Beržyno kaimo Povų gatvės geografinės charakteristikas, ar taryba pritartų.
Viešinimas buvo atliktas, kaip visada, nustatyta tvarka ir seniūnijoje, ir savivaldybės interneto puslapyje. Prašom, tarybos nariai, dėl šio sprendimo projekto. Nėra pastabų, kaip dažniausia. Tai ką, balsuojam ir pritarėm sprendimo projektui. Dėkui. Dėkui. Taip. Stengiamės. Balsavo tarybos nariai, pritarė 20, nebalsavo 1, sprendimui pritarta. Tai darbotvarkės klausimus apsvarstėm. Kaip ir minėjau posėdžio pradžioje, dabar numatyta mažumos valanda, bet gal po pietų pertraukos darom? Na, nes vis tiek valanda, dar užtruksim. Tai dabar grubiai 12:40, 13:40 renkamės tęsti posėdį. 13:40.